Po 2013 metų Europos krepšinio čempionato Arvydas Sabonis paskelbė, kad traukiasi iš Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigų. Savo sprendimą jis aiškino tuo, kad žiniasklaida per daug kritikavo Lietuvos rinktinę per minėtą krepšinio čempionatą. Jis kaltino atskirus žurnalistus, o galiausiai priėjo prie portalo Basket News, klausdamas, kaipgi jie gali taip šnekėti, būdami LKF partneriai. Dėl to, kad čia yra Basket News, čia ne Football News, čia ne Sport News, čia Basket News. Priminsiu, kad 2013 metų Europos čempionate Lietuva užėmė antrąją vietą, nusileisdami tik Prancūzijai. Tačiau grupės etape buvo arti iškritimo, kai tik rungtynių su Bosnija gale išsigelbėjo. Lietuvos krepšinio rinktinė visada buvo po didžiausių padidinamų stiklų visame Lietuvos sporte, o Sabonis su rinktine praleido ne vieną dešimtmetį. Taigi kiek keista, kad neatlaikė jo nervai. O gal pasitraukimas buvo susijęs su federacijos generaliniu sekretoriumi Mindaugu Balčiūnu? Netrukus po Sabonio pasitraukimo Jonas Kazlauskas taip pat paskelbė, kad traukiasi iš rinktinės trenerio posto, retoriškai klausdamas, kaip gali likti dirbti su Balčiūnu be Sabonio. Kazlauskas taip pat užsiminė apie federacijoje vykstančias intrigas, pastumėjusias Sabonį prie pasitraukimo. Taigi realu, kad žurnalistų kritika rinktiniai buvo tik dūmų uždanga. Visgi vėliau Balčiūnas pats pasitraukė iš generalinio sekretoriaus pareigų, o Sabonis su Kazlausku grįžo į savo postus.